50 000 litų vertės labdara, patalynė, indai, drabužiai šią savaitę iš Maksimos sandėlių išvyko į Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo būstinę. Su Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu bendradarbiavome jau 5 metus ir visada mielai prisidedame prie jų organizuojamų renginių bei projektų skirtų kaimo mokyklų bei vaikų globos namų auklėtinių užimtumo didinimui, gerbūvio gerinimui ir kitiems projektams. Todėl ir šiandien, tęsdami bendradarbiavimą, skiriame prekes, kurios nukeliaus į vaikų globos namus. Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo būstinę pasiekė dėžės ir dėželės, kuriuose iš bendrovės Maxima atkeliavo 500 000 įvairiausių buityje naudojamų daiktų. Skirsim toliau paramą vaikų globos namams, nes jiems labiau reikia negu mokykloms, kalbos nėra tos paramos ir mes jau turim ilgalaikį bendradarbiavimą ir su vaikų globos namais ir bendrausim su jais, klausim, ko jiems reikia ir pagal tai dalinsime. Dalis Maksimos paaukotų daiktų keliaus į Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namus, kur šiuo metu 69 vaikai nuo 2 metų iki pilnametystės gyvena 4 šeimose. Turbūt svarbiausia tie kasdieniai dalykai, kuriuos daugiausia naudojame. Tai daiktai, kurie yra naudojami buityje, drabužiai, patalynė, indai, tai kas yra naudojama kasdien. Vilniaus Minties vaikų socialinės globos namų direktorė džiaugiasi, kad atsiranda verslo organizacijų, kurios pačios pasiūlo paramą, nes dažniau taip reikalingos labdaros reikia prašyti patiems. Labai malonu, kad tikrai Maxima irgi skiria dėmesį būtent tokiom įstaigom arba teisingiau fondas skiria mum. Čia jau nesvarbu kokiais keliais, svarbu, kad tikrai pasiekia tuos, kam to daugiausia reikia.